Nuo šiol bus itin paprasta sužinoti, kiek preliminariai kainuotų į tam tikrą vietą atsivesti elektrą ir dujas. ESO atnaujinus internetinę elektros ir dujų įvedimo įmokos skaičiuoklę, tai galima padaryti bet kokiu mobiliuoju įrenginiu, tiesiog apžiūrint rūpimą žemės sklypą. Jei svajojate apie savo namą, neišvengiamai susidursite su sklypų paieška. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad apžiūrėsite ne vieną ir ne 10 sklypų. Ir kiekvieno atveju yra svarbu žinoti ne tik tai pačio sklypo ir namo statybos kainą, bet ir komunikacijų įrengimo kaštus. Tai yra svarbiausios komunikacijos, tai yra elektra ir dujos. Ir jų prijungimo kainą jūs galite sužinoti labai paprastai, nereikia niekur kreiptis. Važiuojate į norimą vietą, pasileidžiate skaičiuoklę iš ESO puslapio ir akimirksniu sužinosite prijungimo įmoką. Kartais tai gali nulemti jūsų pasirinkimą. Norėdami sužinoti, pavyzdžiui, dujų įvedimo kainą, įsijunkite ESO interneto puslapyje esančią dujų įvedimo mokesčio skaičiuoklę. Joje nurodykite, kam naudosite dujas – patalpų, vandens šildymui ir virykliai ar tik virykliai. Toliau esate prašomi nurodyti atstumą iki artimiausio ESO dujotiekio. Būdami vietoje, atstumą lengviausiai suskaičiuosite pagal GPS koordinates. Tik svarbu, nepamirškite, mobiliajame įrenginyje įjungti vietos nustatymo funkcijos. Atstumą galite skaičiuoti ir pagal adresą ar vietą žemėlapyje. Skaičiuoklėje naudojamas tikslus registrų centro žemėlapis, kuriame pažymėtos sklypų ribos ir ESO elektros bei dujų tinklai. Jame suraskite norimą sklypą ir kairiuoju pelės klavišo paspaudimu pažymėkite ESO įvado vietą. Šis atstumas iš esmės ir lemia komunikacijų įvedimo kainą. Kai tik atstumas nustatytas, galite spausti skaičiuoti. Atkreipiame dėmesį, jog ESO skaičiuoklėje pateikiama prijungimo įmoka yra preliminari, nes atstumas joje skaičiuojamas pagal trumpiausią geometrinį atstumą. Tiksli prijungimo įmoka paskaičiuojama, kai išduodamos prijungimo prie ESO tinklų sąlygos. Tikimės, kad ši mobili skaičiuoklė daugeliui mūsų leis taupyti laiką ir lengviau planuoti darbus, įsivedant būtiniausias komunikacijas.